Šis gaisras Alytuje penkiaaukščiame Kaštonų gatvės 54 numeriu pažymėtame name Danutės Isilgienės bute kilo gilią naktį. Tik bene už pusvalandžio pirmasis nelaimę pastebėjo laiptinės kaimynas, iškvietė gaisrininkus. Ugnis jau buvo apėmusi visą butą. Šeimininkė Danutė Isilgienė ir jos sūnus 7-okas Vaidas iššoko iš 5 aukšto per kambario langą ant specialiai tam ištemptos medžiagos. Užgesinus gaisrą, tarp lovų rasta apdegusi šeimininkės pirmojo vyro motina, 80-metė Veronika Uknevičienė, ir prieškambaryje labiausiai nukentėjusi antrokė Reda Viselgaitė. Būklės tuo metu atrodė sunkios, nudegimai gilus, trečias B laipsnis. Mažiausias nudegimas pas sūnų, pas kurį maždaug 20% ir daugiausia tai yra mergaitė 8 metukų, kuriai apie 60–70%. Ir motina apie 50–60%. Seneliai kiek mažesnis nudegimas, 35, bet jie amžius didelis, kai sako 80 beveik metų, tai žinoma būklė jam irgi sunki. Ir jos buvo vedamos intensyviai iš šoko 2 paras, dabar būklė jų stabilizavosi, kadangi yra centras Kaune, nudegiminis centras specializuotas, ir suderinus su Kaunu perkeliama tolimesniam gydymui į nudegiminį centrą Kauno klinikose. Ir aplinkybės tai išvis nežinomos, kaip tai vyko. Spėjama gaisro priežastis šiuo atveju yra labai abejotina. Ir priešgaisrinės priežiūros atstovai šiuo atveju nenorėtų reikšti kažkokių tai išankstinių išvadų, nes dabartiniu metu dirba ekspertai, o mieste kalbų dėl šito atveju ir taip jau netrūksta, žodžiu, palauksime galutinio sprendimo. Ja ekspertai turėtų pateikti artimiausiu metu. Dabar norėčiau ypatingai pabrėžti tokį atvejį, kad gaisro plitimui ir šitų tokių pasiekmių atsiradimui labai didelę įtaką turėjo apdailinė medžiaga izoplenas, kuri ir taip jau būdama labai toksiška nepatariama gydytojų naudot, o iš priešgaisrinės priežiūros pusės tai jinai ypatingai apsunkino pasiekmes, nes susidariusi aukšta degimo temperatūra ir spartus gaisro plėtimasis kaip tik ir buvo dėl šios apdailinės medžiagos. Tik storas odžių sluoksnis prieš kambaryje mena čia bus galbūt gražaus, bet pavojingo izopleno. Galbūt jei nedidelė jo liepsnojimo temperatūra ar nuodingos degimo laiku išsiskiriančios dujos, nebūtų čia prieš kambaryje susmukusi antrokė Reda. Netokios baisios būtų šios nelaimės pasekmės.